Mūsų valdžia neprideda visiškai jokių pastangų, kad spręsti tas problemas. Mes nusprendėm tiesiog važiuoti per miestelius, per įvairias vietas ir kalbėti su žmonėmis apie tai. Tie, kurie skrenda per mėlyną dangų, ir tie, kur išdrįsta nuvyti abejonę. Visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės. Labai smagu čia būti Širvintose vėl. Bet šį kartą aš atvažiavau ne vienas, mūsų atvažiavo labai daug. Noriu pristatyti jaunimo psichologinės pagalbos centro psichologus, savanorius, darbuotojus Paulių, Rasą ir Veroniką. Prieš mėnesį mes buvom Zarasuose, tai čia yra antras miestas Širvintos, į kurį mes atvažiavom. Ir jeigu viskas sėkmingai, tai mes ketinam tęsti ir toliau. Kas paskatino savanorius imtis tokios veiklos? Ir antras klausimas, kuris tuo pačiu yra, ar gera padėti kitiems? Tai kas savanorius paskatino, tai turbūt kiekvienas individualiai turi, kodėl atėjo jaunimo linija. Bet aš atėjau, todėl, kad mane iš tikrųjų prigavo, nežinau, kas uždavė šitą klausimą, bet iš principo man šitie klausimai yra sudėtingi, nes abu klausimai tam tikrą prasme yra susijęs su tikėjimu. Ar vegetarizmas gali padėti šviesiau galvoti? Man, tarkim, padėjo, iš tikrųjų. Tai gyvenimo būdas, aišku, kad nuo žmogaus gyvenimo būdo priklauso jo mintis ir jo nuotaikos. Dar vienas klausimas, kurį labai trumpai atsakysiu. Emocinė parama anglų kalba. Tai yra emocinė parama kitataučiams gyvenantiems Lietuvoje. Ar tai prieinama, teikiama, įgyvendinama? Jis parašęs daug dainų apie mirtį, gal pačiam buvo kilus mintis savižudybę. Gavau tokį klausimą. Ar į pajuokavimus apie savižudybę siūlymus tai padaryti drauge, žiūrėti rimtai ir susirūpinti? Kaip atrasti savo talentą? Atpažinti, jog žmogus nori nusižudyti, tai mes čia dabar gyvename. Aš labai, ten dabar arbatos iš tikrųjų kviečiu.